Sveiki visi. Tai ką, projektas jau visiškai finišo tiesioje, liko kelios smulkmenos. Grandinės apsaugą truputį kažkokią padaryti. Ir kas ten dar? Gal tik tais reikia biškai, kad gesinimo grandinės šsibavimą biškai sumažinti. Nu va, toks mano projektas. Per 3 mėnesius. 3 mėnesiai jau. 3 mėnesiais 2 savaitės. Pus 4. Kam įdomu, variklis GTM. Tikrai neblogas. 16 arklio galių variklis. Siurblys ant 60, stovi filtriukus ant paėmimo. Hidrobaks, nežinau, čia rusiškos technikos kažkokios, tik filtras mano primontuotas. Šitas paprastas golfinis. Sėdynė žalepės. Rėmas padarytas tokiu principu. Žodžiu, didžioji dalis tą, ką turėjau, reikėjo sunaudoti metalo visokio ir labai nedaug nupirkau tik tais. Pagrindinis mazas yra iš Belaruso bruso. Priekinio pusrėmio, to vadinam brus, vadinam susai perverst. Ir taip toliau 50 kaištis, kaip originaliai, įvaris belarusinis. Paskirstytas R40 iš Liutagros 5 sekcijų. Tai šitai nelabai kažką ruošti, kai tai ten matskatoja visi kleba. Reiks gal, kai jau padils gerai, reiks biški pakeisti kažkur tai padaryti. Ten tos sekcijos nejungiau, gal mažku nors galvosiu, nežinau, bus, nebus kas nors. Taip, pagrindinis sanarys, dvylikinė plokštė išpjauta. Iš dvylikinės plokštės sustiprinta. Taip, nu žodžiu, kapitališkai cilindrai 63, štoks 30, uždėti vožtuvai. Droseliai, kaip sakant, ant posūkio irgi uždėtas droselis, nes labai jau gavo strėlė biški tokia jau kaip ir sunkesnė, galėjo būti biški lengvesnė, bet vis kaip noris patikimumą didesnė. Tai vat, visur cilindrai, kaiščiai 38 kaiščiai, tiek čia, tiek ten ir tiek ant kaukščio ypatingai 38. Daugiau visur 30 kaiščiai. Įvarės irgi nuo MTZ 80 priekinė tilto viršutinis. Tai va. Toliau, kas čia toliau? Strėlė. Antra strėlė yra 80 ant 80 mm, sienelio storis 7 mm, o pagrindinė strėlė tai yra iš 2 profilinių vamzdžių suvirta. 100 ant 50 ir gal 100 ant 100. Viduj dviguba sienelė, bet ne per visą išpjaušiau, biškai, kad palengvinti. Tai va, kojas 80 ant 60. Nežinau, kiek čia gavos metras, tokias 2, va, tas nupirkau 2. Dar papildomai uždėjau tokias atrams, kad nelaužytų labai iš ten. Nors čia irgi profilinis vamzdis 80 ant 80 ir sienelės storis 6. Tai va, nu, toks gavas ekskavatorius. Dabar tik tais testai liko testai. Ai, kaušas, dar kaušas iš 4 mm. Šonai 4 mm. Čia pagrindinė plokštė 12 mm. Šona pėvėjai iš žagrės. Šitie dantis iš grėderio peilio atpjauti. Čia yra iš brauktuvės, labai kietas metalas. Nu, tokios, linom būdavo brauktuvės, tokios linų fabrike, tai va iš to. O čia dar šonus biškai sustiprinau 6 mm. Dadėjau. Tai va. Ir toks gavas ekskavatorius. Hidraulika visa nauja, visa nauja. Tai va. Šlangos taip apviniotas. Tai va, dar ties posūkio cilindras taip montuotas.
Manykim, laikys viskas čia. Tai va. Nu, žodžiu, bandysim testuoti. Tai va, na, aišku, ne šiandien. Šiandien jau vėl. Tai ratai 13, stebolės čia kažkokia aš turėjau prie kabelės. Gale farkops, tai taip. Atrama va tokia padaryti. Čia kojas, yra padarytas kojas, atskiros kojas, kad priekabų. Turiu prie kabelės savo darbę tokių traliukų pasidaręs, nedidelį. Vežioju vikšrinį, vežioju pakrovėjų tokį turiu pasidaręs. Vežioju ant to traliuko, galvoju, kad ir tas man pareis, tai vietoj ratų, priekį vietoj šitų kojų statysiu tas. Mažu gal viskas pavyksta, man kaip ir matau, bet dėl svorio tiktais, kad strėlė nepersvirtų. Jeigu nepersvirs, tai bus gerai. Vežiosim mes taip, kur jau toliau pasivežti. Tai va, toks ekskavatorius. Kam įdomu, rašykit. Ar kažkaip tai yra brėžiniai, gal galiu brėžinius kažkam tai persikopijuoti. Šiaip dovanot nedovanosim, mažu dar gal darysiu kito ekskavatorių. Jeigu šis bus pasiteisinis, tai nebereiks daryti naujų brėžinių. Maketo, kaip sakyti, iš kartono strėlės ypač. Tai va, gerai, visiems konstruktoriam gerų darbų.